pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Šabui pasibaigus auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapo. Ir štai kilo smarkus žemės drebėjimas, nes Viešpaties angelas, nužengęs iš dangaus, priėjo, nurito akmenį nuo angos ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo sargybiniai ėmė drebėti ir sustingo lyg negyvi. O angelas tarė moterims: nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra. Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite ir pažiūrėkite vietą, kur Viešpats gulėjo, ir skubiai duokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų Galilėją. Tenai jį pamatysite. Štai aš jums tai pasakiau. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him, as I have told you. Ir šiais žodžiais mes pradedame Kristaus prisikėlimo Velykų dienos pamaldas, vardan Dievo šventoje trejybėje vieno. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. And with these words we come to worship the Lord on this Easter day. We're going to be doing it in two languages. Most of the songs that are there can also be sung in English as well as Lithuanian. So they're traditional Lithuanian songs that can also be sung in English. So if you're visiting or if you've got the English bulletin, you'll be able to follow. I will sing in English, so follow me. And we will compete. Sako, kad mes giedosime dviem kalbom šį kartą, turim jungtinės pamaldas, kad pajaustume bendrystę vieni su kitais. Ir tai yra tradicinės lietuvių reformatų giesmės. Ir jas giedosime, kas galit giedokit lietuviškai, pajuokavo, kad konkuruosime. Tai 67 giesmę, prašom. Amen.
Prieš išpažįstant nuodėmes paklausykite Dievo įstatymų ir šiandieną yra 10 Dievo įsakymų dekalogas iš Išėjimo knygos 20 skyriaus nuo 1 iki 17 eilutės. Galite rasti tekstą lankstinukuose. Yeah. We will not be reading this passage. You have it in your English bulletins and can follow along. So thank you. Sakė anglakalbiams, kad skaitysime tik lietuviškai. Dievas kalbėjo visus šios žodžius. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris tada išvedė iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje ir žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiem, nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžias vaikus už tėvų kaltes iki 3. ir 4. kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodas gailestingumą iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Netark viešpatie savo Dievo vardo be reikalo, nes viešpats nepaliks be kalties to, kuris be reikalo mini jo vardą. Atsimink šabo dieną, kad ją švęstum. 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o 7 diena yra šabas viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per 6 dienas viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visą, kas juose yra, o 7 dieną ilsėjosi. Todėl viešpats palaimino ir pašventino šabo dieną. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliudyk neteisingai prieš savo artimą. Negei savo artimo namų, negei savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Ir pakviesim dabar atgailos maldai atsistoti. Brangus viešpatie, dėkojame tau už šią prisikėlimo šventę, už Velykas. Tai, kad galim susirinkti tavo vardu ir ačiū už tavo žodį, kuris parodo, kuris apšviečia mūsų nuodėmingumą. Viešpatie, mes pripažįstame, kad esame nuodėmingi, kad mums patiems neįmanoma įgyvendinti visų įsakymų. Net jie galim įgyvendinti išoriškai, tačiau negalim įgyvendinti viduje. Net jei išoriškai įgyvendinam, tačiau viešpatie viduje savo nelaikome tavęs vieninteliu Dievu, negerbėme tavo vardo, viešpaties dienos, nekenčiam vienas kito, geidžiam net to, kas ne mūsų. Viešpatie, atleisk man, atleisk mums. Viešpatie, mes atsiprašome tavo akivaizdoje, pripažįstame, kad esame nusidėjėliai ir nieko kito negalim prašyti, tik tavo pasigailėjimo. Ir ačiū viešpatie, kad tu esi gailestingas. Ir už tai dėkojame tavo viešpatie, tavo sūnaus Jėzaus vardu. Amen. Pakviesiu toliau giedoti 55-ąją giesmę, pirmus 3 posmelius galite prisėsti, mėlysiai.
skaityti jo biuletens. Iš 25 psalmės nuo 11 iki 18 eilutės. Atleisk mano kaltę viešpatie dėl savo vardo, nes ji yra didelė. Žmonių, kuris bijo viešpaties, jis mokys pasirinkti kelią. Jis pats gyvens laimingai, o jo vaikai paveldės kraštą. Viešpaties paslaptis su tais, kurie jo bijo, jiems jis apreikš savo sandarą. Visada mano akys į viešpatį krypsta. Jis mano kojas išpainios iš pinklių. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu vienišas ir suvargęs. Mano širdies vargų pagausėjo, išvesk mane iš bėdų. Pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. Tebūna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą į Jėzų Kristų. Amen. We give glory to God for the forgiveness of our sins, that He forgives them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And now please stand for the confession of the Apostles' Creed. Ir aš lietuviškai pagarbinsiu Dievą, garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visad bus per amžius. Amen. Ir pakviesiu visus, kurie tikime, garsiai savo lūpomis išpažinti savo tikėjimą apaštališkų arba kredo išpažinimu. You confess in English as well together in Lithuanian. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, nukryžiuotas, numirė ir palaidotas, nužengė į pragārą. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, žengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Išlikti atsistoję ir kartu giedosime 59 giesmės 1, 2, 4 posmelius. Now in this case the translation is not so good, so try to sing it in Lithuanian and look at the words. Be
Okay, children, today we're not going to have much of a separate children's sermon. Taigi, vaikai, sveiki. Šiandien tokio kaip atskiro jums pamokslo nebus. What we're going to do is just show you activities that you can either do seated here in the room, Tai aš tiesiog noriu jums parodyti kelis tokius paveikslėlius, užsiėmimus, ką jūs galite daryti vėliau. and these ones are all about Easter, showing the empty tomb. Ir čia yra tie paveikslėliai susijęs su Velykų tema, čia rodo tuščią kapą, va tokia ola, ten buvo žmonės palaidoti ir dabar nėra tuščia. And you have here the cross to color in. I think it's just. Ir čia yra kryžius. Okay, and you've even got, the assembly's given you pencils and crayons there. Ir čia yra kreidelės, pieštukai, galite piešti, spalvinti. Okay, so what we'll do is we'll hand these around to you now, Ir mes jums tiesiog dabar padalinsim šitus ir jūs and then we'll pray for the sermon. ir pasimelsime dėl pamokslo. And yeah, I have one. Yeah. Man tai vienas. Yes, she does. I know. Okay, any other? Yeah. Let's stand to pray. Pasimelskime, pasimelskime. Dear Lord, we thank you for this opportunity to remember your resurrection from the dead. Dėkojame Viešpatie tau, kad turime šią galimybę susirinkti atminimo dieną, atminti tavo prisikėlimą iš numirusių. And we thank you that this is a truth that is passed on from generation to generation. Viešpatie, tai yra tiesa, kuri perduodama iš kartos į kartą. So as parents, we pray for these children, Tai kaip mes tėvai meldžiame už šitos vaikus už kitą kartą. that they would receive the message of salvation in their hearts, Kad jie gautų tą išgelbėjimo žinią savo širdise and it would bring them great hope of eternal life. ir kad jų širdise būtų didelė viltis amžinam gyvenimui. Amen. Amen. Yeah. Okay, so we have here, this sermon will be in both languages, obviously. Taigi pamokslas bus dviem kalbom. So for those with English, you have the English reading in your bulletin, and we'll just do the reading in Lithuanian. Taigi tie, kurie turi savo lankstinuką anglų kalbą, tai vas Frankas pasakė, kad angliškai matys skaitys, o mes turim savo lankstinukuose lietuvišką vertimą, tai galime jį paskaityti. You can close it if you want. Taigi, iš Jono Evangelijos 11 skyrius. Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Todėl seseris nusiuntė jam žinią: Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Visgi išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur buvo. Po to pasakė mokiniam: eikime į Judėją. Morta, išgirdusi ateinant Jėzų, išėjo jo pasitikti. Marija sėdėjo namie. Morta tarė Jėzui: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievo apkaltos. Jėzus jai pasakė: tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Ir Jėzus jai tarė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė: taip, Viešpatie, aš tikiu, jog tu esi Kristus, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Vėliau Morta įspėjo: Viešpatie, jau dvokia, nes jau 4 dienos, kai jis miręs. Jėzus jai tarė: argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę? Jie nurito akmenį nuo ten, kur gulėjo numirėlis. Jėzus pakėlė aukštyn akis ir prabilo: Tėve, dėkoju tau, kad išklausai mane.
Aš žinojau, kad visada mane girdi. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie tikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs jis galingų balsų sušuko. Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos buvo apvyniotos laidojimo aprišalais, veidas aprištas drobulė. Jėzus jiems tarė, atvyniokite jį ir leiskite jam eiti. Tai yra Dievo žodis. Now, I'm sure as you look at this, you will see this is not a traditional Easter text or sermon. Jums turbūt gali kilti klausimas iš šio skaitinio, kad tai nėra tradicinis Velykų skaitinys, taip? For it is about the resurrection, Nors iš kitos pusės tai visgi apie prisikėlimą. but it's our resurrection rather than Jesus' resurrection. Bet tai apie mūsų žmonių prisikėlimą labiau negu apie Jėzus prisikėlimą iš And žmonių. the reason I'm doing that is I want you to understand the reasons for Easter. Dėl ko aš pasirinkau šį skaitinį, nes norėčiau, kad jūs suprastumėte Velykų priežastį. I hope you know the Easter story. Veikiausiai aš nebejoju, kad jūs žinote Velykų istoriją. On Friday, Jesus was crucified until he was dead. Tai yra didįjį penktadienį, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir vėliau sekmadienį jam prisikeliant. And then on Saturday, he lay in the grave. Šeštadienį, kai po nukryžiavimo jisai kape yra palaidotas. And on Sunday, we celebrate his rising from the dead. Ir štai kaip šiandien tradicija, tai mes švenčiame Jėzaus prisikėlimą iš numirusių. But with those facts that happen, Ir šitie dalykai, faktai, kurie nutiko, I wonder how many of you have thought, what does it mean to me personally? ar jūs kada pagalvojate, ką man asmeniškai, kiekvienam iš mūsų asmeniškai tai reiškia? I know that the Bible gives me hope for rising from the dead. Aš žinau, kad Biblija kiekvienam iš mūsų asmeniškai man duoda viltį prisikėlimo. But what will that actually look like? Bet kaip tai iš tikrųjų atrodys? And so I want us to focus on these words where Jesus said, I am the resurrection and the life. Ir norėčiau, kad jūs įsiklausytumėte iš šiuos Jėzaus žodžius iš Jono Evangelijos 11 skyrius, kuris jis sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Kas tiki mane, nors ir mirtų bus gyvas, ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Now the context of this statement is the death of a close friend of Jesus. Ir to skaitinio kontekstas, kuris skaitėm apie Lozorių, tai Lozorius buvo labai artimas Jėzaus draugas. A man named Lazarus lived with his two sisters in the village of Bethany. Taigi jis mirė ir jisai gyveno Betanijos kaime, nedideliam miestelėje, kartu su savo dviem seserim. Jesus often stayed with them because they had a house that was only 2 kilometers away from Jerusalem. Ir Jėzus iš praktinės pusės tiesiog jisai dažnai tenai apsistodavo, kai vizituodavo Jeruzalę, nes ten buvo vos 2 kilometrai nuo Jeruzalės. And from the other readings in the gospel, we know that it was a well-run, smoothly running household. Ir mes žinome iš kitų vietos Biblijų, kad tai buvo labai gerai prižiūrimas ūkis, namai, sakykime. Martha had a gift of hospitality, preparing things for guests and looking after them. Tai dvi seseris, tai yra Morta, jinai turėjo tokią dovaną viduje, kad jinai labai buvo svetinga, mokėjo rūpintis svečiais, priimti juos, pasiruošti, taip. Mary was sort of a hostess who would sit down with the guests and give them time. Ir Marija tuo pačiu, jinai buvo tokia kaip labiau šeimininkiška, jinai tiesiog ir iš tos pusės priimdavo svečius ir tiesiog duodavo jiems laiko, su išnekėdavosi. And it appears that Lazarus had the role of breadwinner, providing for the household. O Lozorius, kaip tuo metu veikiausiai buvo įprasta, jisai buvo tiesiog, tas kaip lietuviškai išvertus, finansais aprūpindavo šeimą, taip? Now, Lazarus became very sick very suddenly. Ir taip nutiko, kad tiesiog jis kažkuo labai smarkiai susirgo. And because it was so serious, the sisters sent friends off to go to Jesus.
Ir jau turbūt nujautė, kad jau artėja jam paskutinio ir štai seseris nusiuntė žmonės pas Jėzų. Now Lazarus actually must have died very shortly after the messenger had already left. Ir veikiausiai taip turėjo nutikti, kad turbūt kai tas pasiuntinys išėjo Jėzus pakviesti, kad jisai ateitų, turbūt tame tarpe ir Lozorius numirė. And that's because Jesus was quite a distance away beyond the Jordan from Jerusalem. Nes tuo metu Jėzus buvo gerokai nutolęs nuo Jeruzalės, tai už Jordano gerokai. So it would have taken almost a full day to reach Jesus. Tai pasiuntiniui nuo Lozoriaus namų iki Jėzaus nukakti būtų trukę visa diena. And then Jesus, having heard the news, waited another 2 days. Ir kai Jėzus išgirdo tą iš pasiuntinio žinią, po dienos jisai dar 2 dienas pralaukė. And then it would have taken another few days to get from where Jesus was up to the city or to the village of Bethany. Ir tik tada jis iškeliavo į Betaniją ir tai užtruko dar kiek laiko. So Jesus was very deliberate in everything that he did. Ir šiaip Jėzus viską, ką darė, jisai buvo labai apgalvotai viską darė, taip? And we see that Jesus was not only preparing his own disciples for his own death and resurrection. Ir mes žinome iš Evangelijų, kad Jėzus jau nuo pačių pradžių ruošia savo mokinius, ypač apaštalus, tai tam, kas bus po jo mirties ir prisikėlimo. He was not only going to raise Lazarus from the dead, Ir jisai ne tik tuo metu norėjo prikelt Lozorių iš mirties, but in the process he was teaching us some fundamental principles. bet tuo elgesiu, tuo pavyzdžiu, Jėzus norėjo pamokyti tam tikrų principų, esminių pamatinių principų. And these principles are about hope in a time of despair and suffering. Ir tai yra vienas dalykas, kai yra viltis, kai nėra vilties ir kai atrodo viskas juoda, kaip mirties atveju. So let's look at the first principle. Ir pasižiūrėkime į pirmą principą. And that is, God has a purpose for everything, including death. Tai visame kame egzistuoja aplinkui mūsų Dievo valia, tai netgi ir mirties atveju. In John 11, verses 3 to 4, we read, a messenger said to Jesus, Ir Jono 11 Evangelijos 11 skyriui mes galime skaityti, tai yra pasiuntinio žinutė, kaip atvyko pas Jėzų ir ką jis jam pranešė. he said, Lord, the one you love is sick. Tai pasiuntinys tarė, tai viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death, but it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Ir tai išgirdęs Jėzus tarė, šita liga nemirčiai, bet Dievo šlovė, kad per ją būtų pašlovintas Dievo sūnus. Now, Jesus loved Mary and her sister and Lazarus. Taigi Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. So, when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Visgi, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur buvo. That last sentence is hard to understand. Ir iš tikrųjų, jau tą paskutinis sakinį mums sunku suprasti. He loved them, but then he decided to wait 2 more days before he went to see them. Taip, Jėzus iš vienos pusės labai mylėjo Lozorių, bet išgirdęs, kad jam jau visai mirties akimirkais dar 2 dienas pralaukė. When I was in Pakistan, in a very similar culture to this, Ir kai man teko būti Pakistane, kultūroje, mentalitete, kuris labai panašus į šitą, you knew if somebody came or phoned you up and said, so-and-so is very sick. tu žinojai vieną, kad jeigu esi kažkur, tau paskambina kažkas ir sako, kad tas žmogus ir tas labai serga, That either they were dead or were very close to death. tai reiškia, kad tas žmogus jau yra arba miręs, arba jau beveik miręs. So you would normally drop everything and run to go and see them. Ir taip jau yra, kad tenai tai tiesiog viską meti, kas tik tai yra dabar tuo metu, ką darai, ir iš karto leki jau pas tą pamatyti. But Jesus didn't do this. Bet štai Jėzus jis kitaip He elgėsi. allowed Lazarus to continue to lie in the grave and for his sisters to suffer all that time. Bet Jėzus elgėsi kitaip. Jisai laukia 2 dienas, jo seseris liūdė, Lozorius palaidotas. So why did God allow suffering?
Kodėl Viešpats leidžia taip būt tai kančiai atsitikti? Was he punishing them for their sins? Ar tai yra kažkokia bausmė už kažką? No, it's true that we deserve to be punished. Taip, žmonija galbūt nusipelno bausmės dėl savo nuodėmės. And death is the ultimate punishment for sin. Ir mirtis galiausiai tai ir yra ta jau galutinė bausmė žmonijai už nuodėmę. But God doesn't punish his children in this way. Bet Viešpats nebaudžia savo vaikų tą kryptimi, tuo keliu. Yes, it's true that we Christians will die like other people. Taip, ir mes tikintieji mirsime šio žemėje vieną dieną. But it's no longer a punishment for our sins. Bet tai nėra bausmė už mūsų nuodėmes. And that's because of what happened on Good Friday. Nes tai yra dėl to, kas nutiko didįjį penktadienį. That's when Jesus died and took upon himself our sinfulness. Nes Viešpats Kristus jis mirė ant kryžiaus ir jisai būtent per savo mirtį prisiėmė mūsų nuodėmes ant savęs. And so in the death of Jesus Christ, our sins are forgiven. Ir per Viešpaties Kristus mirtį mūsų nuodėmes yra atleistos. And yet we still die. Bet visgi mes čia žemėje mirštame. And that's because when we sin, we often suffer the consequences of sin. Iš vienos pusės taip yra dėl to, kad kai mes kažkur nusidedame, tai yra tiesiog pasiekmė, veiksmų pasiekmė, taip? But it's not a punishment, it is a training of us. Bet tai nėra bausmė, tai yra tiesiog tarsi, išgryninimas, treniravimas mūsų. So as we suffer the consequences of sin, God is training us and helping us to become more like Jesus. Ir taigi, kai mes patiriame išbandymus, ir pasiekmes mūsų nuodėmių, tai yra tarsi Viešpats mus daro, grynina, kad būtume vis labiau jį panašus. So with that in mind, was Lazarus being trained in some way through his death? Tai ar čia ką dabar? Taip išeina, kad Jėzus tarsi ruošia Lozorių kažkam, grynino. No, that training happens during our life. Visgi tas ruošimas, tas mūsų gryninimas, jisai vyksta, kol esame gyvi, tai. But when a Christian dies, there is something else that happens. Bet kai mes mirštame, kai mes tikintieji mirštame, tai nutinka tai kas kitas. Our Skaitinys says that that Lazarus died because Jesus wanted to display God's glory so that God's Son may be glorified through it. Taigi mes skaitome, kad Jėzus plane, Dievo plane buvo tas, kad jis norėjo parodyti Dievo šlovę, kad per ją būtų pašlovintas Dievo sūnus. What we're being told here is something very important. Ir tai yra labai svarbu šita vieta. That if you believe in Jesus, Tai yra tai, kad jeigu mes tikime Kristumi Jėzumi, when you die, it is because God wants to display His glory in you. tai yra He wants to show His glory. tai, when we die, yes. Yeah, when you die. Kai mes mirštame, tai yra tarsi Dievo šlovės apraiška mumise. And that glory will be displayed at the time He raises you from the dead. Ir svarbiausia, kad ta Dievo galybė ir šlovė pasireiškia, kai mes būsime prikelti iš mirusių vieną dieną. Glory is something that belongs to God. Ir ta šlovė ne mūsų žmonių, jinai priklauso vienam kūrėjui. In Revelation chapter 4 verse 11, Ir Apreiškimo knygoje, 4 skyriuje yra tokie žodžiai. that we are told that you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you have created all things, and by your will they have been created. Apreiškimo 4 skyrius 11 eilutė. Vertas esi o Viešpatie priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes tu visą sutvėrei. Tavo valia visa yra ir buvo sutverta. And in the Apostle Paul said something similar in 1 Timothy chapter 1. Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ir taip pat apaštalas Paulius pirmam laiške Timotiejui, 1 skyriui rašo, tai amžių karalių nemirtingajam, neregimajam,
vieninteliam išmintingajam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. So Jesus has just told us that Lazarus' resurrection will display the glory of God. Ir tokia mintis Jėzus yra, kad štai Lozoriaus prikėlimas, jisai tarsi parodys Dievo galybę, šlovę. And therefore we know that his resurrection will happen. Ir mes žinome, kad jo prisikėlimas nutiks. Because God cannot take away from his own glory. Nes kūrėjas pats iš savęs negali atimti šlovės. Taip? If God says something and he connects it to his glory, Nes ką Viešpats pažada, tai ir įvyksta, jisai tarsi susijungia jo pažadą su jo šlove. then that thing will definitely happen. Ir tai iš tikrųjų nutiks. And so when Jesus is going and he says, I want to be there so that people would see not only God's glory, but my glory. Ir Viešpats Kristus sako, kad štai per šitą pavyzdį, per Lozoriaus prikėlimą žmonės matys mano tėvo ir mano šlovę galybę. Taip? Then he was saying something very important. Ir tai jisai pasakė taip pat kai ką labai svarbaus, reikšmingo. Because God will not share his glory with anybody else. Nes Viešpats Dievas nesidalina savo šlovę su niekuo kitu. So when Jesus is saying, I'm not only for my Father's glory, but also for my glory. Ir kai Jėzus sako, štai tai įvyks ne tik mano tėvo šlovė, bet mano šlovė. He was basically saying, you are going to see God at work. Tai tarsi yra pasakoma, kad štai jūs pamatysite dabar Dievo darbą. The glory of God is going to be revealed when Lazarus will stand up from the dead. Ir iš tikrųjų Lozoriaus prikėlimas ir yra didelis Dievo darbas, ta išsipildyti parodymas. Okay, so that's the first principle. The second principle is that this does not minimize the pain of what happens. Bet tai nepatraukia to skausmo nuo mūsų, nuo seserų, nuo Mortos Marijos, dėl to, kad Lozorius numirė. We read that in John 11, that on his arrival, Jesus found that Lazarus was already been in the tomb for 4 days. Ir Jono Evangelijoje 11 skyriui nuo 17 eilutės mes skaitome čia. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusių kape. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. O Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstumu. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. Daug žydų buvo atėję pas Mortą ir Mariją paguosti jų dėl brolio. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him. Kai Morta išgirdusi ateinantį Jėzų, išėjo jo pasitikti. But Mary stayed at home. Bet Marija sėdėjo tuo metu namie. Now I want you to understand, people are mourning even when they have hope. Tai, žinote, net taip yra, kai net žmonės, kai mes turime viltį, kažkokia vis tiek yra gedulas širdį, taip? And in this case you see 2 different ways of mourning. Ir iš Mortos ir Marijos pavyzdžio matome 2 skirtingus būdus, kaip tas gedulas pas jas pasireiškia. Martha needed people around her to mourn. Tai Mortai reikėjo aplink ją žmonių, kad būtų paguoda, kad būtų neapsupta įvairių žmonių. Taip? When Martha heard that Jesus was coming, she went out to him to mourn with him. Kai Morta išgirdo, kad ateina Jėzus, jinai išbėgo jo pasitikti, kad galėtų gauti tą paguodą ir gedėti. So there are people who are mourning with others. Tai yra žmonių, kurie tiesiog tą gedį kartu su kitais. But Mary was mourning by herself. Bet Marija, jinai gedėjo viena pati, su savim namie. In both cases the mourning, pain was real. Bet abiem atvejais skausmas buvo tikras. And we need to keep that in mind when people are going through pain and suffering. Ir mes turime būti empatiški, kai žmonės eina per skausmą ir išbandymus. Some of them will feel it very personally and privately. Tai vieni tą tokį, sakysim, skausmą ar ką išgyvena
Viduje labai asmeniškai, tyliai. And others will need a whole group of people around them to O encourage them. kiti save apsupa daugybę žmonių, kad būtų paguoda, kad būtų su kuo pasidalinti. So we see people are suffering in different ways. Taigi yra skirtingų būdų. But here we have the only way to find healing from suffering. Taigi, bet mes čia randame vieną svarbų dalyką, kas padeda tai kančiai. Taip. And we read that in John 11:21 onwards. Ir mes vėliau skaitome Jono Evangelijoje taip pat tam pačiam 11 skyriui, nuo 21 eilutės. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Ir Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia atėjęs, mano brolis nebūtų miręs. But I know that even now God will give you whatever you ask. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievo, Dievas tau duos. Jesus said to her, your brother will rise again. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Jėzus jai tarė, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Yes, Tai Lord. tiki. Yeah. Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Ir jie atsakė, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu esi Kristus, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. So the fundamental truth that is confessed here Ir pagrindinė tavo tiesa, fundamentali, kuri yra išpažįstama, that Jesus is the resurrection and the life. kad Jėzus ir yra prisikelimas, jisai duoda prisikelimą. He's so directly connected to the resurrection that he's identified with it. Tai yra, Jėzus tarsi net susitapatina pats savimi su prisikelimu. And without Jesus, there will be no resurrection. Ir be tikėjimo Kristumi, be jo nebus prisikelimo. Now, Martha confessed this and says, yes, oh Lord, I know you can do it. Ir Marta jinai tiesiog išpažino, kaip skaitome ją ir sako, taip viešpatie, tu gali tai padaryti. And Jesus even asked, do you believe this? Ir Jėzus klausė netgi jos, ar tu tiki tuo. But then, when Jesus said, roll away the stone, Ir štai, kai Jėzus pasakė prie Lozoriaus kapo, nuritinkite akmenį. that's the time when her faith was tested. Ir tuo momentu būtent atkreipkite dėmesį, jos tikėjimas buvo išbandytas. In that culture, the dead person was buried on the day of death. Tai toje kultūroje tuo metu numirėlio kūnas jisai buvo palaidojimas tą pačią dieną, kaip numiršta. Because the heat would cause the body to decay very quickly. Nes buvo milžiniškas karštis ir kūnas iš karto pradėdavo irti ir nemalonus kvapas And būdavo. so Martha is beginning to doubt, can Jesus actually do this now? Ir štai Mortos tikėjimas susviruoja, jinai savo kelia mintį, ar tikrai gali Jėzus tą padaryti dabar, When the body has begun to decay? nes jau kūnas jis, įrantis yra jau. And that's a wonderful thing, promise for us. Ir tai yra nuostabus pažadas mums, Because we will all die one day, nes mes visi vieną dieną iškeliausime iš šios žemės. and our bodies will decay in the grave. Ir iš mūsų kūnų nieko nebeliks žemėje. And can we be raised from the dead? Ir ar galime mes prisikelti? And here we see we can be raised from the dead. Ir iš šio skaitinio, iš šio pavyzdžio mes turime viltį ir matome, kad taip, tai yra galim. This is what Jesus said, come for Lazarus, come forward. Tai yra taip, kaip ir Jėzus sakė Lozoriui, išeik iš olos. And so he did come forward from the dead, fully formed, ready to meet his friends. Ir štai Lozorius išeina iš olos, pilnai pasiruošęs gyvas susitikti su savo draugais artimaisiais. So if you wonder what will happen with you and your body on the day of resurrection, Ir kai bus ta didžiojo prisikėlimo diena, ir mes dabar klausime, kas čia su mumis bus. it will not matter that your body is completely decayed. Tai nėra svarbu, kas bus dabar su mūsų kūnais šitais žemiškais. And note also, it will not matter
if somebody is doubting about your resurrection, Ir nesvarbu, ar kažkas apie tai dvejoja, apie mūsų prisikėlimą ar ne, but rather Jesus will raise you up from the dead, nes Viešpats Jėzus yra Dievas ir Jis gali tai padaryti. and you will be able to recognize each other and see each other. Ir pagal raštus, pagal Bibliją mes žinom, kad mes galėsime atpažinti vienas kitą ir bendrauti. This happened with Jesus on the day of his resurrection. Tai nutiko su Jėzumi, jeigu atsimenate, jo prisikėlimo metu, po prisikėlimo. And this will happen on the day of our resurrection. Ir tai nutiks po mūsų prisikėlimo. So let us stand now and give thanks to God for that. Atsistokime ir padėkokime Viešpačiui naudojimą. Dear Father in heaven, we thank you for the fact that Jesus died. Viešpatie, dėkojam tau už tai, kad atsiuntei savo sūnų Jėzų, kad mirtų už mus. His body was 3 days in the grave, Kur jo kūnas buvo 3 dienas kape. so that people could be absolutely certain that he was dead. Ir iš to buvo aišku, kad žmonės galėtų įsitikinę būt, kad jis tikrai miręs. And yet you, for your own glory, raised him from the dead. Ir tu Viešpatie savo šlovę parodyt, prikėlei Jėzų iš mirusių. And you give us the hope that for your glory, we will also rise from the dead. Ir Viešpatie mums tu suteikė viltį, kad dėl to mes ir patys būsime prikelti vieną And dieną. we thank you for that in Jesus' name. Dėkojame to Jėzus ir prašome Jėzus vardu. Amen. Amen. And remaining standing, we will sing hymn number 250. I don't think the translation is a very good one in this case, so try it in Lithuanian. Pakvietėm giedoti 250 giesmę, 1, 5, 7 posmelius lietuviškai. Ruošiamės dabar viešpaties vakarienėje dalyvauti. Tai paklausykite
Viešpaties vakarienės sakramentą žodžius iš 1 laiško Korintiečiam 11 skyriaus nuo 23 iki 26 eilutės. Aš gavau iš viešpaties ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė: tai yra mano kūnas už jūs, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. In 1 Corinthians 11, the Apostle Paul wrote, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Prieš dalyvaujant svarbu labai paruošti savo širdis ir suprasti, kas vyksta dalyvaujant. Taigi, paklausykite Heidelbergo katekizmo 76 klausimo. Jis sako, ką reiškia valgyti nukryžiuotą Kristaus kūną ir gerti pralietą jo kraują. Reiškia ne tik tai priimti tikinčią širdimi visą Kristaus kančią ir mirtį ir per tai gauti nuodėmių atleidimą bei amžinai gyvenimą, bet taip pat ir per šventąją dvasią, kuri gyvena ir Kristuje, ir mumyse. Būti vis labiau vienijamiems su garbinguoju jo kūnu. Kad nors jis dabar danguje, o mes žemėje, vis dėlto esame su juo vieno kūno ir amžiams gyvensime bei būsime vedami vienos dvasios. The Heidelberg Catechism helps us to understand what the Lord's Supper means. Question 76, what does it mean to eat the crucified body of Christ and to drink his shed blood? It means this: first, to accept with a believing heart all the suffering and death of Christ and to receive forgiveness of sins and eternal life. Second, to be united more and more to his sacred body through the Holy Spirit, who lives both in Christ and in us. Therefore, although Christ is in heaven and we are on earth, yet we are the flesh of his flesh and bone of his bones, and we forever will live and are governed by one Spirit, as the members of our body are governed by one soul. And now we'll join together in singing hymn 103. This is a Polish hymn, translated both into Lithuanian and into English, so you're able to sing it in both languages. Kviečiame giedoti 103 giesmę pirmus 4 pusmečius. Faith, see, fall.
kas gali artintis prie viešpaties stalo? Tie, kurie bodisi savimi dėl savo nuodėmių, tačiau tiki, kad jos jiems atleistos ir kad likusioji silpnybė pridengta Kristaus kančios ir mirties, tie, kurie trokšta vis labiau tvirtėti tikėjimu ir pasitaisyti gyvenimu, o ne atgailaujantieji ir veidmainiai valgo ir geria savo pasmerkimui. The question is who may come to the Lord's table, and the answer is those who are truly displeased with themselves because of their sins, and yet trust that these are forgiven them, and that their remaining weakness is covered by the suffering and death of Christ, and who also desire more and more to strengthen their faith and amend their life. But hypocrites and those who do not repent eat and drink judgment upon themselves. Now would you stand for the prayer for the bread and wine? Would you pray that? Viešpatie Dieve, mes meldžiame už duoną ir vyną, laiminame jas ir taip pat meldžiame už mūsų širdis, Viešpatie, kad tu paruoštum jas taip, kaip tu mokai savo žodyje, kad tai darykite mano atminimui. Ir Viešpatie, mes prisimename, kad tu mirėjai mūsų vietoje, kad tavo kūnas buvo sulaužytas už mus ir tavo kraujas buvo pralietas už mus. Ir Viešpatie, tu prisikėlei taip pat, mūsų išteisindamas. Ir priimame, Viešpatie, tai tikinčią širdimi ir dėkodami tau, tavo vardu. Amen. So would you read the words for the breaking of the bread, and I'll hold the bread out. Argi duona, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi dalyjamės viena duona. Imkite ir valgykite, atminkite ir tikėkite, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas buvo sulaužytas visiškam mūsų nuodėmių atleidimui. Is not the bread that we break a participation in the body of Christ? Because there is one loaf, we who are many are one body, for we all share in the one loaf. Take, eat, and remember and believe that the body of our Lord Jesus Christ was broken for the complete forgiveness of all our sins. Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Imkite ir gerkite, atminkite ir tikėkite, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kraujas buvo išlietas visiškam mūsų nuodėmių atleidimui. Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? Take and drink, remembering and believing that the blood of our Lord Jesus Christ has been shed for the complete forgiveness of all our sins. Kviečiame giedoti 39 giesmę ir vieną posmelį. Let's sing together the 39th song hymn. Jesus, Lamb of God, you takes away the trespasses, and sins in us. Jesus, Lamb of God, you takes away the trespasses. Please stand for the prayer of thanksgiving. Prašom atsistoti, padėkos maldai. Šlovink Viešpatį mano sielą ir visa, kas manyje tešlovina jo šventą vardą. Šlovink Viešpatį mano sielą ir nepamiršk, koks jis geras. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo ir apgaubia tave meilę ir gailestingumu. Dėkojame tau, mūsų Viešpatie, už tavo meilę,
kurią prisimename šios vakarienės metu. Dėkojame tau už mūsų gelbėtoją, tavo sūnų, Jėzų Kristų. Esame dėkingi ir už tavo siųstą globėją, šventąją dvasią, pasiliekančią su mumis iki dienų pabaigos. Tavo bažnyčia, tavo vaikai dėkoja tau. Amen. Bless the Lord, O my soul, O my inmost being, bless his holy name. Bless the Lord, my soul, and forget not all his benefits. He forgives all your sins and heals all your diseases. He redeems your life from the pit and crowns you with love and mercy. So we thank you, Lord, for your love, which we remember at this supper. We thank you for our Savior, your Son, Jesus Christ. We're grateful for the Holy Spirit, our guardian, who remains with us till the end of days. So your church, your children, give thanks to you. Amen. Amen. Turėsime maldą dabar. Labai trumpai paminėsiu, kad gavom visą eilę sveikinimų Viešpaties prisikėlimo progą. Kad sveikina visą eilę ir Romos katalikų bažnyčios vyskupų konferencija, Kauno arkivyskupija ir vyskupai. Taip pat mūsų broliai ortodoksai, Visuotinio Konstantinopolio patriarchato egzarchatas Lietuvoje, taip pat World Communion of Reformed Churches prezidentė, taip pat kuratorius Donatas Balčiauskas ir kiti geros valios sveikina. Ir dėkosime Dievui už šią dieną. Taip pat šiandieną kartu su mumis yra mūsų tikėjimo sesuo Kristuje Giedrė. Kartu taip pat yra jos namiškė, ji prisimena prieš metus pas Viešpatį išėjusią mamą ir melsimės paguodos jos artimiesiems, prašydami paguosti liūdinčias širdis. Ir Viešpaties tas žodis, kurį girdėjome, tai kad jis yra prisikėlimas ir gyvenimas, mums tai paguoda. Kaip žinome, laiške Tesalonikiečiam sako, jeigu mes tikime, kad Viešpats mirė ir prisikėlė, taip ir Dievas grįždamas, Jėzus grįždamas į šią žemę atsives tuos, kurie užmigo Viešpatyje. Ir tai yra paguoda. Ir melsimės tos paguodos mūsų artimiesiam brangiam žmonėm. Viešpatie, dėkojame tau už šias pamaldas ir pradedame šią maldą nuo paguodos, melsdamėsi tiek už mūsų seserį Kristuje Giedrę, tiek už jos artimuosius, jos šeimos narius, kurie prisimena savo brangią mamą, prieš metus išėjusią į amžinybę. Viešpatie, dėkojame tau už tos žmonės, mūsų brangius žmonės, kurie buvo, be kurių ir mūsų nebūtų buvę. Ir meldžiame Viešpatie, kad tu esi paguodos Dievas ir tu paguostum Giedrę, jos seserį, brolį, kitus artimuosius. Viešpatie, mes turime viltį tavyje, kad dėl to, ką padarė Kristus, dėl jo amžino atpirkimo, dėl jo gyvenimo, dėl jo mirties ir dėl jo prisikėlimo, mes esame išteisinti ir mes dėkojame Viešpatie tau šią viltį. Viešpatie, dėkojame tau šias pamaldas, kad galėjome garbinti tave kartu, susirinkę, kartu tiek lietuviai, tiek kitų tautybių žmonės ir pajausti tą vienybę, kai galime garbinti tave. Viešpatie, ačiū už tos žmonės, kurie sveikina mus ir Viešpatie, padėk ir mums pasilikti šitame laike dar šitose šventėse ir dalintis Evangelijos žinia, sveikinti kitus, priminti, kad Kristus prisikėlė, išties prisikėlė. Viešpatie, mes meldžiamės už tuos, kurie patiria sunkumus, kurie kenčia, kurie šiandieną yra negalių, ligoj, ar trūkumuose kažkokiuose, ar santykių, ar sveikatos, ar finansiniuose. Viešpatie, meldžiamės tavo valios, tavo pasigailėjimo, tavo valios ir tavo gerumo, taip kaip tu esi suplanavęs, taip kaip tu atliksi tai. Viešpatie, meldžiamės ir dėkojame už tautą, už valstybę, kurioje gyvename. Dėkojame, kad galime be karo rinktis. Ir meldžiamės Viešpatie dėl ten, kur vyksta karas, meldžiamės Viešpatie dėl Ukrainos, prašydami Dieve, kad tu teisingas Dievas, teisingai elgtumės ir Viešpatie, tu esi tas, kuris teisingai nuteisi. Viešpatie, ir visus kitus mūsų maldos žodžius sudedame į tą maldą, kurią tu pats išmokei ir melskimės visi kartu. We can pray together now. Tėve mūsų,
kuris esi danguje. Tesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Dabar laikas daryti tikėjimo žingsnius, aukoti Dievui, daryti tai linksma širdimi, kaip Dievo žodis moko, Dievas myli linksmą davėją, negailint ir neverčiant. Yra abi pusės, taigi darykime Dievui tai dėkingomis širdimis, jau rinkėjai galite surinkti aukas ir giedosime tuo metu 64 giesmę, 1, 2, 3, 6 posmelius. Dabar turėsime palaiminimą, pradžio lietuviškai, paskui kunigas Frankas angliškai. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te sie tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Ir eisime ramybę į pasaulį, kurį siunčia pats viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa, druska, gyvensime krikščioniškai. Žmonės matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą, kad atsigręžtų viešpatį ir šlovintų jį. Amen. Pamaldas baigsime tylia asmeninė malda.